Sveiki, aš Adas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto komandos kapitonas. Šiandien įrodysiu jums, kad mūsų universiteto studentai ne tik mokslų gyvi, o gyvi jie, kaip ir aš pats, įvairiausiom veiklom. Pradedant dainavimu, baigiant lėktuvų modeliavimu. Bene daugiausiai Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų vienijanti organizacija – Studentų atstovybė, kur ne vienos kartos studentai praleido darbingas dienas ir bemiegės naktis. Užsukime į šios organizacijos centrinį biurą, kur apie studentų savivaldą papasakos Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės prezidentas Vilius Morkūnas. Stengiamės apjungti visas iniciatyvas studentų, nesvarbu, ar tai yra šokių būrelis, ar tai sirgalių būrelis, ar tai investuotojų kažkoks tai būrelis ar klubas norintis įsteigti. Auginti tas iniciatyvas universitete ir stengtis, kad tie, kad nors išaugtų ir galbūt jie išeitų iš tų studentiškų rėmų ir po to jau atliktų savo veiklas kažkur kitur ir taip toliau. Kai duris rakini bananais, automobilį, kūdikio žinduku, kai pusryčiams užkandi veržlių ir kai pabundi draugė su dinozauru, kai visi 7 tavo kūnai aplipę varnalėšom, o tu vis tiek jautiesi konservų skardinėje, kai į tą skardinę įsminga atidarytuvo diskiniai pjūkleliai ir pas tave patenka oras, tu įkvepi ir išgirsti save sakant: aš idėja. Nesupratot apie ką aš čia, o VGTU studentai žino, kad tai atvirų inovacijų forumo Aš idėja mintis. Šio 3 Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojų inicijuoto forumo tikslas – skatinti tarpdisciplininį mąstymą ir gebėjimus dalintis kūrybinėmis idėjomis bei patirtimi susitikimų su įvairių sričių praktikais metu. Verslumo forumas Doing Business In – studentų ir universitetų inicijuotas projektas, kurio tikslas suvienyti tuos, kurie domisi verslu, nebijo iššūkių, nori kuo daugiau sužinoti ar gali pasidalyti patirtimi apie tarptautinio verslo subtilybes. Džiaugiuosi, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas garsėja savo meno kolektyvais, kad inžinieriai sugeba ir dainuoti, įrodo mišrus akademinis choras Gabija su vadove Rasa Viskantaitė priešakyje. Jau ne už kalnų 50-metį švęsiantis choras, kiek tik išgali choristų balsai, garsina universiteto vardą visame pasaulyje. Garsus ir mūsų universiteto tautinių šokių ansamblis Vingis, puoselintis lietuvišką klasiką tapusi tautinį šokį. Energingas, siekiantis autentiškumo ir profesionalumo. Tai tikras vingietis. Tarp įvairiausių šokių stilių lietuviška polkutė vis dar žavi savo išskirtinę energiją, o liaudiško šokio tradicijos ne tik išlieka gyvybingos, bet ir gali suteikti gyvenimui spalvų. Pabusk jau rytas. Dar viena užuovėja nuo mokslo, tikrąja to žodžio prasme. Teatras, studija, palėpė. Čia vyksta tikra magija. Teatro pudra padengia veidus ir studentai virsta karaliais arba laiškanešiais. Teatras kasmet pristato ne mažiau kaip 2 premjeras, o savo režisūros ir vaidybos kokybę gali lygiuotis į profesionalų teatrą. Ar galima prakalbinti iš prigimties nebylų varį ir medį? O taip, tai daryti inžinieriams įprasta. Šią seną tradiciją atgyvina ir puoselėja visai neseniai kurtas ir tikiuosi ilgai gyvuosiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto pučiamųjų orkestras. Yra studentų, melomanų, kuriems gražiausia daina – lėktuvo variklio gausmas. Tai aviakonstravimo klubo nariai, kurie laisvu nuo studijų metu užsiima lėktuvų ar kitokių skraidyklių konstravimu. Ir jos iš tikrųjų pakyla į dangų. Jau tikriausiai supratot, kad kelionės dangumi mums nėra svetimas. Tačiau Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentai gerai jaučiasi ir ant žemės. Užkietėję keliautojai net susibūrė į turistų klubą. Vasarom jie brenda ežerus, upes ir neįžengiamus miškus, o žiemą kopia kalnus.